Šiuo metu atlieku Accuphase C280 pradinio stiprintuvo diagnostiką. Aparatas yra dabar pajungtas pas mane prie testavimo įrangos ir tuo pačiu metu aš noriu patikrinti visus įėjimus, visas funkcijas, patikrinti, kaip jas veikia, ar yra kažkokių problemų ir jas visas užfiksuoti ir tuomet bus galima aiškintis toliau ir sudaryti planą jo serviso darbų ir aplamai kokių veiksmų reikės imtis norint šiam stiprintuvui atlikti servisą ir užtikrinti, kad jisai veiks tinkamai ir gerai. Tai vat, dabar esu pajungęs ir testuoju linijinį pirmą įėjimą. Matome mes taip pat ir grafikę netgi yra pavaizduotas būtent išėjimo, sakykime, taip signalas yra paduodamas 1 kHz nešantysis signalas pas mus matosi, čia tai parodysiu aš šiek tiek arčiau. Viskas atrodo gana neblogai, matosi, kad ir lentyna ta apatinė, būtent triukšmų, jinai yra pakankamai žemai, nei yra kažkoks fonavimas, nei kažkokių tai įkyrių būtent harmonikų. Šiuo metu stiprintuvas yra, matosi, kad vos kažkas lenda ties 3 kHz, bet stiprintuvas yra, ta prasme, atsuktas ant tiek, kad jau mano garso plokštė išorinė, jinai jau yra ant ribos klipingo, tai gali ten irgi būti tas įtakoti. Na, bet kokiu atveju kol kas tai nekelia jokių problemų. Tai šiuo metu dabar yra atsuktas garsas ant maždaug tokio vat lygio. Jautrumas pas mane įėjimų plokštės yra nusuktas iki minimumo. Dabar žiūriu, kokia yra situacija su ateniuatoriu. Tai pabandysiu aš išjungti visas garsus. Išjungus garsus, pas mus matosi, kad viskas nukrenta į apačią ir nešantysis signalas nukrenta maždaug į 102 decibelų, minus 102 decibelų lygį. Išjungus ateniuatorių, pas mus viskas atsistojo į savo vietas. Toliau pabandome sumažinti jautrumą ir padarome minus 20 decibelų ir pas mus matosi, kad viskas yra, atrodo neblogai, disbalanso kažkokio tai didelio nematau. Abu kanalai daugiau mažiau yra vienodi, šiek tiek gal ten skiriasi viena 100 volto, galima sakyti taip, bent jau pagal mano turimą, sakykime, grafiką. Toliau aš pabandysiu nustatyti minus 30 decibelų, pažiūrėjom, kokia yra situacija ir čia pas mus jau laukia netikėtumai. Ir mes matome, kad dešinysis kanalas pas mus, jisai tikrai nesiklauso to ateniuacijos ir jisai praktiškai lipa į viršų, matosi harmonikos išlenda ir tuo pačiu metu matosi, kad jo ir lentyno tų triukšmų jinai gerokai aukščiau pasikelia ir taip pat mes matome išėjime esantį signalą. Aišku, jisai yra su iškraipimais, ten kurie yra 0,1% maždaug yra taip pat. Tai žodžiu, pirmas defektas ateniuatorius minus 30 decibelų su line 1 neveikia tinkamai. Pamėginsiu tuomet aš perjungti laidus ir patikrinti kitus kanalus ir šiek tiek vėliau praupdatinsiu ir parodysiu, jeigu kartosis. Jeigu bus tas pats, tai liks mes prie to, kad yra problemų su juo. Jeigu matysime, kad problemos yra tik tai su vienu kanalu, tuomet ir kitas veiks tinkamai. Tai vėlgi šitos visus momentus galėsiu vėliau parodyti, o kol kas mes matome, kad pirmas žingsnis yra padarytas ir mes turime jau daugiau mažiau nustatyti vieną iš defektų ir pažiūrėsime, kaip atrodys viskas atlikus sekančius testavimo žingsnius. Tai pakeisiu tiesiog dabar įėjimus iš vieno į kitą. Matom, kad su tuneriu ta pati situacija, jisai taip pat turi problemą su ateniuacija minus 30 decibelų. Viskas puikiai matosi grafikose, tai tokia situacija yra. Važiuojam toliau su kitais įėjimais, tikrinsim, kaip jie atrodo toliau. Aišku, čia pas mus dar yra krūva kitų funkcijų, kurias reikės patikrinti vieną paskui kitą. Netrukus to užsiimsiu ir galima bus susidaryti žemėlapį arba planą, ką ir kaip reikės tvarkyti ir ką galima bus palikti ramybėje. Dar vienas momentas, kuris man kelia įtarimų, tai mygtukas vienas iš esančio apačioje. Tai čia yra subsonic filtras ir nuspaudus jį, jisai ne visuomet suveikia,
kartais būna, kad iš antro karto, kartais būna kas kelintą kartą suveikia, tai čia irgi vienas iš defektų, kurį reikės pašalinti. Nu, ne visą laiką suveikia mono sos. Čia čiotkai viskas. Nors gal irgi reikėtų pasižiūrėti su kontaktais. Žodžiu, šita dalis po įtarimų yra likusi. Su Subsonic filtru yra viskas kur kas blogiau negu su mono maudu, taip vadinamu, su mygtukais esančiais MC nustatymo, tai yra būtent nustatymo impedanso. Čia pas mus 10, 30 ir 100 ohmų, kaip suprantu. Vat jo ir toliau pas mus eina sources. Taip 1, taip 2. Ok, mygtukai veikia tinkamai, balansas, pas mus matosi, kad balansas yra kiekvienam kanalui atskirai, veikia gerai, matome čia, tai pamėginsiu aš parodyti, kaip veikia visą tai, sekundę, nu va, maždaug taip va dabar esu nustatęs ir matosi, kaip bandysiu sukti balansą ir pas mus yra traškučių biškį. Kairysis kanalas turi traškėjimą. Negerai viskas yra. Dešinysis kanalas turi jo minimaliai arba beveik neturi. Tai va, tai kairysis kanalas pas mus yra probleminis būtent balanso prasme. Dešinysis yra kaip ir ok. Gana neblogai, ten viskas aišku. Ir reikės profilaktiką atlikti ir dešinio kanalo. Problemas balanso yra su kairiuoju kanalu. Yra biškį tokių negražių dalykų. Ne kompensacija pasižiūrėsim, nes irgi su kompensacija jungus kaip ir viskas gerai, reaguoja normaliai mygtukai. Reikės dar pasijungti ir signalo generatoriaus tiesiai stačiakampio signalą pasižiūrėti, kaip reaguoja kompensacija. Ta prasme, kaip atrodo grafikas išėjimo būtent po kompensacijos, nes ten matysis ta prasme, ar atsakas vienodas abiem kanalam, nustačius pirmą, antrą lygį tos pačios kompensacijos. Ar yra kažkokių skirtumų tarp jų, tai va tokia kol kas yra situacija. Tai va, apatiniai lentynai pas mus Subsonic filtras, mono maudas ir balansas būtent kairio kanalo. Dešinysis atrodo neblogai, bet ir jam reikės skirti šiek tiek dėmesio. Tuoj pasižiūrėsime, kaip atrodo stačiakampis. Dabar į Accuface įėjimą esu padavęs stačiakampį signalą tam, kad pasižiūrėti, kokia yra situacija su tono atsaku, būtent naudojant tono kompensacijos nustatymus. Tai čia yra taip vadinamas loudnessas. Šiuo metu yra išjungtam lygiai ir mes matome, kad yra paduodamas stačiakampis signalas iš signalo generatorius. Išėjime mes matome gražų stačiakampį signalą per abu kanalus, tai abu vienas ant kito yra sudėti. Atsakas yra praktiškai tokio pat lygio, 1/10 skiriasi šiek tiek būtent dėl pačio potenciometro netolygumo, kurie yra ten visiškai minimalus ir neapčiopiami, tikrai ausim negirdimi, bet jie nedideliai yra. Ne esmė. Esmė dabar yra patikrinti, pasižiūrėti, kokia yra situacija su dažnio atsaku, kaip jisai atrodo būtent ant stačiakampio signalo. Tai paspausiu dabar pirmą nustatymą tono kompensacijos ir mes pamatysime, kokia yra situacija. Tai matome, kad tono kompensacijas nuspaudus vieną iš nustatymų, abudu kanalai reaguoja identiškai, tai matosi, kad nėra tarp jų kažkokių tai problemų, tai matome mes ir atsako irgi pasikeitimus. Antrą lygį nustačius, pas mus matosi, kad iššoka aukšti dažniai. Šiek tiek turiu sumažinti garsą, nes labai jau ten atsakas aukštų gana smarkiau yra užkeliamas. Tai vat, taip atrodo signalas, grąžiname stačiakampio signalą į pradinę poziciją. Tai yra, išjungiam dabar tono kompensaciją, mes matome stačiakampio signalą, gražios formos, taip kaip ir priklauso tokio būtent lygio aparatui.
Tai jisai, galima sakyti taip, atiduoda tiesą. Neturint omenyje dažnio atsako, tai nėra nesimato kažkokio spalvinimo, tai labai gerai matytųsi stačiakampio signalo, tai bent jau pirminis tas toksai dalykas. Ką dar aš norėjau pasitikrinti čia? Tai tiesa, dabar galima šiek tiek dar pasižiūrėti dar vėlgi į balanso situaciją, tai stačiakampio signalo labai gerai matysis, tai bandom dabar mes sukti dešinį, tai yra kairį. Mes matome ten traškučius tokius trašką. Šiek tiek aš jį dar jau spėjau sujudinti, tai ten, matyti, jau biškai prasigroja ir, kaip prasigroja, prasitreniravo ir jau mažiau ten yra to triukšmų, bet ne, yra gana smarkus. Tai kairisis kanalas, dabar žiūrėsim dešinį. Dešinysis kanalas pas mus tolygiai mažinasi, didinasi, bet irgi yra nedidelis triukšmas. Bet tik vienoj kažkaip pozicijoje aš jį pagaunu. Matyt, ten yra problemas, bet pasitreniravus viskas kaip ir daugiau mažiau atsistoja. Tai kaip ir sakiau, prieš tai rodžiau, situacija yra tokia pati. Pabandom dabar mes vėlgi, kaip atrodo pas mūsų attenuacija reikalai. Būtent stačiakampio signalo jo matosi bėda. Žodžiu taip, reikės užsimti tuomet attenuatorių, balansų. Ir keliais mygtukais. Bet šitoj daly turėtų būti tiek. Dabar yra pats laikas nuimti C280 pradinio stiprintuvo medinį kabinetą ir pasižiūrėti ir susipažinti su jo vidaus organais, kaip jis atrodo, kaip jis yra sudarytas ir kokie komponentai yra naudojami jo viduje. Tai netrukus ir pamatysime. Štai taip atrodo Accuphase C280 apatinė dalis, būtent kabineto. Tai yra ta dalis, kur tvirtinasi stiprintuvas, nes kaip matote iš šono arba gale jokio tvirtinimo nėra. Tai pats stiprintuvas yra prie kabineto pritvirtinimas iš apačios, matosi, kad trim tokiais varžtais ir jis yra tiesiog prispaudžiamas prie dugno ir tokiu būdu laikosi. Taip pat mes galim susipažinti ir pasižiūrėti, kaip atrodo medinio kabineto kojelės, matosi, kad jos yra tokios grinai iš tos pačios medžiagos padaryta ir fetro tokios kojelės. Labai taip prabangiai ir dailiai žiūrisi visas kabinetas. Tai netrukus jį atsuksiu stiprintuvą, jį reikės iš priekinės dalies ištraukti ir tada jau galima bus kabinetą padėti į šoną ir jau dirbti prie pačio stiprintuvo. Stiprintuvo iš medinio kabineto mes dar galime apžiūrėti jį iš vidus ir susipažinti su tuo, kaip jis čia yra pagamintas. Tai čia yra naudojama daugiasluoksnė fanera, matosi, kad yra tam tikri išpjovimai palikti būtent priekinioje dalį, tai yra fasadui, kad jisai čia gražiai įvažiuotų. O kampai patys yra sustiprinti metalinėmis plokštelėmis, kurios suteikia standumą, tuo pačiu metu apsaugo medinį kabinetą nuo galimo prasiskyrimo, tai yra būtent kampuose, kad neatsirastų įtrūkimų ir kitų dalykų, nes medis yra medis ir jisai yra linkęs ir gavęs drėgmės ir panašiai išsiplėsti ir taip toliau, tai tam, kad išvengti nemalonumo tokių, kad kampai atsirastų kampuose įtrūkimai ar kažkokie tokie dalykai. Taip yra sustiprinta konstrukcija būtent iš vidaus. Grotelės pas mus taip pat matosi yra aliuminio, metalinis naudojamas, jis yra inkrustuotas į medinį kabinetą tokiu būdu. Šiaip fainai, tikrai labai kokybiškai padarytas baldas būtent stiprintuvui, tai susipažinom su juo, ir grįžtam prie stiprintuvų. Šono medinį kabinetą mes galime susipažinti dabar iš arčiau su Accuphase ir mes matome, kad netgi nuėmus medinį kabinetą aparatas atrodo kaip meno kūrinys, nes tikrai viskas tvarkingai yra padaryta, matosi, kad visi komponentai yra apsaugoti, taip pat matosi, kad moduliai yra atskirti. Žiūrint į topologiją, bent jau iš viršaus, tai aš matau, kad panašu, jog čia yra dual mono variantas, tai yra vienas ir kitas kanalas turi po savo atskirą transformatorių, taip pat maitinimo filtravimą ir tuo pačiu metu atskirus modulius. Tai pas mus yra high level amplifier, tai yra vieno ir kito kanalo, tuomet yra pas mus disk equalizeris, tai yra tas pats fono korektorius vienam ir kitam kanalui ir yra pas mus low level amplifier. Štai taip Accuphase atrodo iš apatinės dalies, tai netrukus ketinu nuimti apatinį dangtį ir pasižiūrėsime mes, kaip jis atrodo po juo. Mūsų apatinį dangtį mus pasitinka štai toks vaizdas ir, draugai, galiu pasakyti, kad tai yra tikras inžinierinis meno kūrinys, tai matosi, kad visi laidai viskas išvedžiota taip, kaip priklauso, tai yra
nei per ilgi, nei ką, viskas tvarkingai surišta, viskas sutvirtinta, jokių kabančių, plevesuojančių kažkokių, tai, žodžiu, betvarkės jokios čia nėra, viskas, na, taip dailiai ir, na, ne veltui Accuphase patenka į top 10, galima sakyti, taip geriausių gamintojų stiprintuvo, būtent dėl savo kokybės gaminių ir inžinerinio sprendimo, tai vat, tikrai labai fainiai dailiai žiūrisi jo kiekviena konstrukcijos dalis, tame tarpe matosi čia irgi naudojami signaliniai laidai, yra su didelė atsarga, tikrai geros kokybės, mikrofoniniai, gali būti tiek tonarmus ir netgi naudojami išėjimo, iš sakykime, patefono iki jau stiprintuvo galėtų būti tokie naudojami, bet čia matosi, kad viduje yra tokie panaudoti, tai, žodžiu, labai fainai yra. Tai kaip jau ir spėjau iki tol pasakyti, čia mes matome stiprintuvą, kuris veikia dual mono principu, tai yra kiekvienas kanalas turi savo atskirą maitinimo šaltinį ir mes matome du transformatorius iš apatinės dalies, tai mes matome, kad čia 100 voltų, 34 voltai išeina įtampos, gali būti ten daugiau informacijos, bet jos tiesiog dalis jos nesimato, 52 voltamperų. Tai matome, kad iš kiekvieno transformatoriaus išeina po 3 poras įtampų, tai matosi, kad vidurinis tai yra bendras išėjimas ir 2 kintamos įtampos, tai gali būti, nežinau, gali būti po 12 kokių voltų ir po to išlyginus gauname mes plus minus 12 voltų. Tai dviejų polariškumų maitinimas, tai matosi, kad čia mes turime net jų 3 vienam kanalui ir 3 kitam kanalui. Tai nenustebčiau, jeigu būtų kiekvienas iš čia esančių segmentų gautų savo maitinimą. Nors, aišku, dar čia yra reikalų ir su periferija, turint omeny, kad čia yra daug rėlių, kitų komponentų, kuriuos reikia irgi maitinti ir valdyti. Tai toks yra momentas. Ir ką mes matome čia iš tų išvedžiotų visų ekranų, tai viršutinė dalį mes matėme, kad ten yra high output moduliai, tai yra stiprintuvai, tai būtent išėjimai jie yra skirti. Toliau pas mus yra fono korektoriaus sekcija vieno ir kito kanalo, matosi jiems atskirai ateinantis yra laidai ir būtent žemo lygio signalo stiprintuvai, tai irgi matosi, kad laidai ateina tiesiai iš įėjimų į būtent tą sekciją. Tai va taip atrodo viskas čia iš apatinės dalies. Grįžtam vėl prie stiprintuvo viršutinės dalies, jau spėjau atsukti keletą apsauginių elementų, būtent konstrukcijos, tai čia pas mus yra naudoto aliuminio viena iš plokštelių, kuri uždengdavo priekinę dalį, kur pas mus yra valdymas, apšvietimas, kiti dalykai. Mes matome, kad apšvietimui čia yra naudojama lemputė įprasta kaitrinė, tuomet matosi, ten yra rėlės, taip pat daugybė visokių mikroschemų, čia panašu, kad yra tiesiog surinkta logika, tuomenį, kad turime išėjime labai daug rėlių, kurios turi komutuotis, pasirinkus vieną arba kitą įėjimą ir režimus, tai toks yra momentas. Kas man labai dar patinka Accuphase, kad labai jis yra patogus aptarnavimui, nes galima sakyti taip, kiekvieną modulį tu realiai gali atsekti ir išimti ir jo gali drąsiai aptarnauti. Čia vat liktų tik tai iš vienos ir iš kitos pusės atjungti fiškutės su laidės ir jau gali išimti visą modulį ir pilnai jį aptarnauti. Tai vat netrukus išimsiu, padarysiu vizualinę apžiūrą, pasižiūrėsiu, ar viskas yra gerai su lydvietėm, kitais komponentais esančiais ant tos pačios plokštės. Tai parodysiu jau išėjimas vieną modulį, vėliau kitą modulį, nes matosi, kad čia situacija yra tokia pati, kad tu tiesiog gali išimti modulius iš lizdų ir juos jau atskirai aptarnauti. Štai taip atrodo vienas iš išimtų modulių, tai mes turime čia daugybę rėlių, kurios yra ant plokštės yra netgi parašyta, už ką kiekviena yra atsakinga, tai matosi, kad yra line, source, tape, tuner, tuomet yra ir jau fono korektorius, taip pat irgi įėjimai vieno ir kito kanalo valdosi, čia matosi per Daliknaklio 7 kanalų porą. Tai toks vat yra vienas iš moduliukų, čia viskas atrodo tvarkingai. Patys kontaktai matosi, kad yra pakankamai stori ir yra paauksuoti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, tai kokybė tikrai čia yra
puikia, turint omeny tvirtinimą ir kontaktą patį, nes, žinokit, reikėjo pavargti tam, kad galėčiau atjungti tas fiškutės, yra jungtis iš šono, kurios ateinančios yra. Na, bet viskas fainai pavyko, tai matosi, kad atskirai ateina pas mus fono korektorius, būtent įėjimo, tai čia signalas ir atskirai ateina jau linijinio kanalo iš vienos pusės, kaip ir netgi atskirta, matosi ant pačios plokštės, šitai pusėje pas mus fono korektorius, šitai pusėje pas mus linijinio įėjimai. Nu, taip pat atrodo būtent ši dalis. Kaip įdomiai yra realizuotas ir fiksavimas pačios plokštės, matosi, kad yra tokie gauburėliai yra padaryti ant anoduoto aliuminio plokštės, tai būtent spausdintojo plokštė patenka tarp šitų gauburėlių ir taip galima sakyti yra užfiksuojama vienoje pozicijai. Taip, aš pabandysiu parodyti visą tai kaip yra, nes jaučiasi net šioks toks pasipriešinimas. Nes pozicija plokštės tiesiog yra išstatoma lygiai ir taip yra užfiksuojama, kad jinai nevažinėtų pirmin atgal. Pažiūrėkime dar iš arčiau į Accuface C280 valdymo plokštę. Tai pas mus čia matosi, kad yra daugybė variausių mikroschemų. Tame tarpe čia yra flip-flopų, yra multivibratorių, yra buferių, yra kitos logikos, kuri yra reikalinga būtent valdyti stiprintuvo elementams kitiems. Taip pat matosi ir nemažai čia yra dar ir pasyviųjų komponentų, elektrolitinių kondensatorių, tame tarpe dar ir rezistorių ir kitų komponentų. Taip pat matau, kad čia yra dar naudojamas didelės talpos kondensatorius 5,5 voltų 1 farado. Tai jisai čia atlieka vaidmenį kaip baterijos iš principo, nes laiko dar įtampą išjungus patį stiprintuvą ir taip, sakykime, išsaugo nustatymo kažkokią tai atmintį mikroschemose. Tai jo yra tokia pagrindinė užduotis. Tai taip pat atrodo ši mikroschema. Netrukus grąžinsiu ją į savo poziciją, išimu pamatuoti čia esančius komponentus, pasižiūrėti, ar viskas yra gerai su jais. Įtampa išmatuojasi pakankamai tvarkingai. Aišku, biškį yra pasėdęs, bet laiko dar įtampa. Šis kondensatorius gana ilgą laiką nebuvo stiprintuvas įjungtas, tai normalu, kad bus pasėdęs. Toliau, kas iš kitų komponentų dar nespėjau patikrinti elektrolitinių kondensatorių, netrukus juos patikrinsiu ir jeigu viskas ok, tai tiesiog grąžinsiu plokštę į savo poziciją. Taip, jinai buvo sumontuota būtent čia priekyje. Šiuo metu matuoju kondensatorius elektrolitinius, tai vieną iš jų esu jau pajungęs ir prie savo matavimo įrankio. Pasižiūrėsime, kokia yra situacija. 338 mikrofaradus rodo, kai tuo tarpu reitinguotas 470 mikrofaradų. Bet ne faktas, kad jis yra blogas. Nes panašu, kad man vis dėlto reikia išlituoti iš plokštės ir pamatuoti jį atskirai, nes gali būti, kad jis yra šuntuojamas kitais komponentais, dėl to rodo tokius parodymus. Ir likusius kitus komponentus taip pat patikrinsiu, pasižiūrės, koks jų yra stogas. Ką tik pavyko patvirtinti, kad vis dėlto problemas yra su pačiu kondensatoriu valymo plokštė, tai matosi, kad čia turėtų būti 470 mikrofaradų. Ir testas mums rodo, kad jisai yra lygi. Kartais parodo talpą, bet jinai 288, prie 470 turim būti. Visiškai netinkamas šio kondensatorius. Dar vieną dėmesio noriu atkreipti tiems, galbūt, kas remontuos arba turkys tokio tipo Accuface plokštės, tai atkreipkite dėmesio, kad pažymėta dalis, kur yra kondensatoriai su apskritimu, tai yra ne minuso, o pliuso žymėjimas. Įprastai būna taip, kad minusas yra pažymimas panašiais išskiriamaisiais markiravimas ant pagrindinės plokštės. Naujas kondensatorius yra savo pozicijai, matosi, kad jo ir talpa yra tvarkinga ir viskas yra šaunu. Tai netrukus aš jį grąžinsiu plokštę į savo poziciją ir prieisiu prie kitų komponentų montavimo darbų. Tai tik tai mes ją atsargiai dėsime. Vieną ranką turbūt to nepavyks padaryti, tai netrukus grįšiu. Štai taip atrodo Accuface C280 jau su nuimtu priekiniu fasadu. Galima užmesti akį pasižiūrėti, kaip atrodo jo vidus. Matosi, kad tikrai šauniai viskas yra padaryta. Tokios šampano spalvos jo priekinis anoduotas, tai yra priekinė panelė arba fasadas yra anoduoto aliuminio.
gana sunkus blokas yra, sustiprintas šone esančiais tokiais irgi elementais, matosi prisukti jie yra iš šonų, tai padėsiu aš jį atsargiai, kad galėčiau parodyti. Stiklas čia naudojamas yra tikras, ne koks organinis, o matosi, kad priklijuotas yra gana storas, nes dalis jo net išeina į paviršių. Tikrai labai šauniai atrodanti konstrukcija, solidžiai labai pagamintas. Tai vat atidėsiu į šoną ir mes galėsime pasižiūrėti, kaip atrodo EcoFace stiprintuvo pradinio priekinė dalis be fasado jau. Tai pas mus jau matosi, kad rankenos yra atsuktas. Rankenos tai žiauriai yra sunkios ir tai yra tokios irgi aliuminio bloko irgi naudotas. Viena ir kita, absoliučiai identiškos, aišku, jas reikės dar išvalyti prieš darant. Po to dar teko atsukti kelius irgi reguliatorius, nes planuoju pasižiūrėti balanso potenciometrus, kadangi su jais buvo problema. Matosi, magnetas toks yra irgi ant mygtuko padarytas mygtukas iš principo, kuris veikia tik tai tokiu principu, kad tu galėtum užspausti jį ir magnetas laikytų pačias durelės, kad jos, sakykime, nuspaudus jas atmestų šiek tiek ir jau, kad galėtum užkabinę su pirštais nuleisti į apačią. Toks yra tokia konstrukcija, yra įjungimo mygtukas. Tvarkingai čia viskas yra, toks priekinis irgi ne ekraniukas, o tiesiog indikatorių panelė. Tai ką, toliau nuiminėsiu dar rankeną. Matosi, šiek tiek buvo kabinosi kažkur tai į priekinę fasado dalį. Nusivalė, labai gerai, šaunu. Tai reikės atsukti tą modulį, kadangi aš ketinu prie jo prieiti, jį išmontuoti ir jau pasižiūrėti attenuatoriaus dalį, nes ten yra daugia pozicinis jungiklis, kuris normaliai neveikia. Tai jį reikės visų pirma apžiūrėti. Taip pat pasižiūrėsiu, kokia yra situacija su potenciometru. Šiaip tai jokių problemų nėra. Jau spėjau išmontuoti vieną iš plokščių, kurios yra garso reguliavimo potenciometras kartu su attenuatoriaus daugia poziciniu jungikliu. Ačiū inžinieriams, kurie pagalvoja apie savo kolegas. Tai yra gana nesudėtingai išimamas modulis, dėka netgi savo ne tik patogiam atlikime, bet tuo pačiu metu dar ir tokia lankščiai plokštė, nes matosi, kad jinai tokia yra kaip tokia, bene ploniausia plokštė, kokia esu matęs. Tai tiesiog tam, kad būtų galima patogu įdėti ir išimti šį modulį, matyti, tam ir buvo nuspręsta atlikti montažą būtent ant tokios plokštės. Pasižiūrėkime dar, kas pas mus yra kas pagaminęs yra garso reguliavimo potenciometrą. Tai mes matom, čia yra Matsushita Electronic Corporation, tai yra tas pats Panasonic arba Technics. Matsushita priklausančios kompanijos, tai prašau, ir garso reguliavimo potenciometras yra surinktas būtent šios kompanijos irgi tokiam modulyje. Toks įdomus yra pastebėjimas. Tai netrukus ketinu išlituoti pilnai daugia pozicinį jungiklį, jį pilnai išardyti, išvalyti, nes su juo tikrai yra ten problemos ir tokiu būdu manau, kad viskas bus gerai. Galima bus montuoti atgal ir tuomet jau imsiuosi garso būtent potenciometrų ir kelių mygtukų man irgi reikės jais užsiimti. Štai taip atrodo jungiklio vaizdas, dabar jau esu jį išardęs ir kažkaip labai baisaus nematau, bet yra apsinešimo tokių ant kontaktų, tai dar pamatuosiu tarp kontaktų, kokia yra varža. Taip pat pamatuosiu, kokia yra situacija su varžomis fiksuotomis, kurios yra po jungiklį, nes matosi, būtent jos ir dalyvauja tai pačioje attenuacijai, ar visas yra tvarkingai. Tai toks yra momentas. Paimkime pamatuoti dar pačią plokštelę, kur yra kontaktinės grupės, tai tuoj pasimsiu aš su savo multimetru ir pabandysime pasižiūrėti, kokia yra situacija su varža. Tai mes turime tokią štai situaciją. 1,3 ohmo yra tarp išvadų būtent varžos. Tai reikalas yra tas, kad dar aš nesu pradėjęs valyti šitos jungties, nes aš noriu pasimatuoti, pasižiūrėti, įsitikinti, kad būtent su ją yra problemas ir
Pabandysiu dar pajudinti vidinę dalį pačios plokštelės, kur liečiasi su kontaktiniam kojelėm tokiom. Ir pasižiūrėti, koks yra skirtumas tarp varžos. Matau, kad jisai nežymiai beveik nesikeičia, tai kaip ir viskas ok su šitą dalim. Na, dabar pasižiūrėkime, kokia yra situacija toj pozicijai, kur pas mus buvo probleminė. Tai tik tai susižiūrėsiu, kur čia tie išvadai. Vienas čia, kitas štai čia. Ir pas mus matosi, kad ir 10 omų netgi rodo pozicijomis ir kartais net iš viso dingsta. Oi, pajudinus vidinę dalį, plokštelės pačios tai aplamai net ir dingsta kartais, matosi, kad kaip šokinėja. Žodžiu, tokia vat situacija. 10 omų rodo. Tai va, tai reikia valyti ir po to, kai pavalysim, pasižiūrėsim, kaip atrodys po valymo darbų parodymai ir tikiuosi, kad viskas bus kur kas geriau negu dabar, nes dabar tik akivaizdu yra, kad problemas būtent su daugia pozicinių jungiklių. O štai dabar visai kitokia yra situacija, matosi, kad tie patys dabar išvadai yra sujungti ir aš praktiškai turiu jokios varžos, nes 0,4 omo yra varža tarp gnybtų, čia yra tiesiog dėl mano laido 0,3, 0,4. Tai va, tai valymo darbai vis dėlto duoda savo efektą ir gana smarkiai pasikeitė situacija ir su kontaktais pačiais. Tai šiuo metu jungtis yra, tai yra jungiklis daugia pozicinis, yra išvalytas ir suteptas specialiu tepalu, kuris apsaugos nuo oksidacijos ir tuo pačiu metu užtikrins gerą elektros pralaidumą, tai yra gerą kontaktą. Tai va, toks va yra dabar momentas. Netrukus pradėsiu surinkimą ir grąžinsiu atgal į savo poziciją. Ateniatoriaus jungiklis daugia pozicinis jau yra sutvarkytas, jis įlituotas į plokštę, liko dar pavalyti fliuso likučius ir jie galėsiu sumontuoti po to atgal. O dabar esu užsiėmęs jau sekančio etapo, tai yra būtent balanso potenciometrų perrinkimo. Dar eilinį kartą noriu pasakyti ačiū Akuface inžinieriams, nes kurie projektavo su, galima sakyti taip, meilė technikams, kurie po to jos aptarnaus ir taisys. Tai gana nesudėtingai išsiardo ir išsiima tie visi moduliai. Reikėjo tik atlaisvinti keletą varžtų ir atsukti patį plokštelę. Tiesa, plokštelę dabar sugrąžinęs į vidų, bet gana nesudėtingai viskas čia išsiėmė. Šiek tiek reikėjo rankų miklumo, bet kokiu atveju be prievartos tvarkingai viskas išsiėmė. Tai vat, užsimsiu dabar kairės pusės potenciometro reviziją, nes jisai pas mus buvo triukšmaujantis, tai pasižiūrėsim, koks yra stovis kontaktų pačių šepetelių, taip pat rezistyvinės dangos ir planuoju visą tai išvalyti, sutepti ir turėtų viskas būti gerai, nes nepanašu, kad pas jį būtų problemas būtent su rezistyvinė danga. Tiesiog yra, matyti, žiūrėsi kažkur tai blogas yra kontaktas ir dėl to jisai turi triukšmus jį reguliuojant. Šiek tiek prasideda tie patys triukšmai ir dešiniajam kanale, bet jie ten yra nežymus, tai abudu juos peržiūrėsiu ir po to parodysiu, kaip viskas atrodo. Jau spėjau išardyti vieną iš potenciometrų, matosi, kad jisai yra toksai gana įdomios konstrukcijos. Čia pas mus yra keramikinė plokštė, ant kurios yra daug kontaktų ir tie kontaktai yra sujungti fiksuota varža, tai yra rezistyvinė danga, kuris sujungia tos pačius kontaktus ir juos sujungia būtent toks kontaktorius, kuris čiuožia per plokštelės ir tokiu būdu juos komutuoja. Tai momentai, kuriuose aš mačiau, jog yra triukšmai kažkokie, tai matyt galbūt galėtų būti štai šiuose vietose, nes jie kaip išsiskiria labai savo atspalviu, nes šiaip patys kontaktoriai tai tokie gana smarkiai užsioksidavę. Tai aš juos pavalysiu, pasižiūrėsim, kokia ten situacija bus su pačiom aikštelėm. Pakankamai nesudėtingai viskas čia išsivalo. Va, kiek purvo susirinka, tai bus nauja pasta bus panaudota. Taip stengiuosi tik tai pačius kontaktinės aikštelės išvalyti, dar jas papoliruosiu, nes jos yra sidabru dengtos, tai toks vat yra
momentas. Ir taip pat reikės vidinę dalį nepamiršti išvalyti, nes ji irgi yra svarbi, kadangi būtent su ją yra sujungiama. Taip pat atrodo dabar jau kur kas geriau, aišku, dar ne idealiai, dar reikės ir šios dalis, tai yra šios takelis pavalyti. Na va, ką spėjau surinkti aš nuo taip vadinamo potenciometro, tai pratęsiu dar toliau darbus, tai abu bus sutvarkyti. Šiaip faina, labai kieta konstrukcija, tai yra keramika su rezistyvinė danga ir pasidabruotais kontaktais. Stipru. Na štai taip atrodo jau sutvarkytas, pilnai išvalytas ir dar prie to pačio suteptas potenciometras arba daugiakontaktinis jungiklis su fiksuotom varžom. Tai turėtų dabar veikti puikiai, be jokių traškėjimų. Liks dabar tą patį padaryti ir dešiniam kanalam, tai kairysis kanalas yra sutvarkytas ir dabar jau galima surinkinėti atgal potenciometrą, kuris atrodo taip pat jo likusios yra dalis, matosi ten taip pat yra ir fiksatorius toksai specialus. Jisai ant spiruoklės fiksuoja būtent padėtį kiekvienos, nes vėlgi mes čia turime reikalų su fiksuotam varžom, tai kontaktai turi atsistoti konkrečioj pozicijai, tai tam, kad tą poziciją išlaikyti, tai yra naudojamas būtent fiksavimas pačio ratuko ten su spiruoklėm tokiam. Gana įdomi ir faina konstrukcija. Potenciometrai jau yra grąžinti į savo pozicijas, jie yra jau prisukti ir sekantis etapas yra mygtuko keitimas. Tai iš visos grupės mygtukų pastebėjau, kad du tokie šiek tiek prasčiau kontaktuojantis yra, tai juos ir ketinu pakeisti. Būtent šis kraštinis yra blogiausiai pasirodęs, šis dar toks pakenčiamas, bet kokiu atveju pakeisiu juos abu. Tai vėlgi teko šiek tiek labiau praardyti jau pačią plokštę ir matosi, kad ne kaip plokštę, bet priekinę panelę, kad galėčiau ištraukti plokštę ir tokiu būdu dabar ketinu atlikti serviso darbus. Tai reikia biškį išlankstyti laidus, kad viskas būtų patogiai paruošta darbui. Na, reikia išlituoti apačioje esančius jungiklius, juos pakeisiu ir galima bus grąžinti plokštę atgal į savo poziciją. Visas probleminės vietos jau yra sutvarkytas, liko tik tai papildomai, tai atlikti profilaktiką, tai ketinu kanalo selektoriaus ir patefono galvučių stiprintuvo būtent reguliatorių perinkti ir šiuo metu jau laukiu, kol mano lituoklės įkais ir ketinu išlituoti visus šitos nedaugia pozicinius jungiklius, juos taip pat perinkti, kaip iki tol esu padaręs ir atenuatoriaus jungiklių. Po to grąžinsiu viską į savo vietą. Na ir pasižiūrėsime, kas slepiasi po skydais čia toliau esančiuose moduliuose. Jau spėjau išmontuoti kanalo selektorių ir išardyti ir matosi, kad daugia pozicinis jungiklis. Čia atrodo, ko gero, blogiausia iš visų, kiek čia teko tvarkyti. Tai gerai yra tai, kad per jį signalas pats garso nekeliauja, tiesiog loginė seka. Čia yra sujungiamas, bet kokiu atveju gali po to atsirasti problemų. Tiesa, iki tol jokių sutrikimų nebuvo stebima, bet pats jungiklis tai atrodo tikrai tragiškai. Ketinu visą tai išvalyti ir sumontuosiu atgal į savo poziciją, taip pat jau perėsiu prie kito. Taip jisai turi atrodyti, išvalytas. Tai dabar jisai yra ir suteptas, tai netrukus viską grąžinsiu į savo pozicijas. Jungiklis susirenka tokiu būdu, tai tik tai pamėginsiu, ar man pavyks tai padaryti viena ranka. Yra įdedamas modulis į metalinę korpusą. Plokštė jinai tokia iš viršaus įsispaudžia. Nežinau, čia pavyko. Tokiu būdu jis yra grąžinamas. Ten po to auselės yra prispaudžiamas. Vėliau yra uždedamas likęs jungiklio šaftas. Ir taip jau yra įspaudžiamas į savo poziciją. Taip
po to yra užfiksuojamas iš šono ir viskas, ir taip yra surinkamas. Fono korektoriaus, būtent galvučių geino jungiklis taip pat jau yra išvalytas, buvo analogiška situacija kaip ir su kanalu Selectrum, buvo visiškai juodas, tai dabar jau viskas gerai ir grįš į savo poziciją netrukus, kai tik tai pabaigsiu surinkinėti, ir po to mes dar galėsime apžiūrėti visus modulius, kurie yra paslėpti po dekoratyviniais dangteliais. Bus įdomu užmesti akį ir pasižiūrėti, kokie komponentai ten yra naudojami. Ruošiu dabar priekinį fasadą jau montavimui atgal ir pastebėjau, kad paralonas, kuris turėtų atskirti, sakykime taip, šviesą nuo likusių komponentų, kad tiesiog neprasiskverbtų, visiškai yra sutrupėję ir pavirti į miltus. Tai ketinu čia išvalyti viską ir panaudoti tuomet paraloną, kurį aš turiu specialų tokiam atveju, tai va, prašau, bus toks panaudotas šioje vietoje ir puikiai izoliuos tuomet šviesos šaltinį nuo rankenėlių, kad nepersiduotų šviesa į jos. Ir manau, kad viskas bus gerai, galima bus grąžinti jau pilnai priekinį fasadą dar prieš tai išvalius stikliuką. Ir visi darbai prie EcoFace C280 pradinio valytuvo praktiškai yra baigti, liko tik tai grąžinti rankenas, kurių dar nespėjau išvalyti, išvalysiu ir jas grąžinsiu į savo pozicijas, ir tuo tarpu dar, kol nespėjau visko surinkti, galima užmesti akį ir pasižiūrėti, kaip atrodo stiprintuvų moduliai, kurie buvo paslėpti po dekoratyviniais dangteliais. Tai pas mus yra 3 sekcijos. Tai yra High Level Amplifieris, tai yra būtent išėjimo stiprintuvas, kur matosi yra naudojamas 2 plokštės. Ant jos yra komponentai geri kokybiški, matau ir žėručio kondensatorių, matau vario folijos plėvelinius kondensatorius geros kokybės, taip pat matosi rezistoriai irgi čia yra iš precizinės serijos. Elna Serafine kondensatoriai, taip pat matosi yra keletą plėvelinių, negaliu pasakyti kieno gamybos, bet matosi, kad tikrai tokie, stori, geri. Kitoje pusėje pas mus yra panašu, kad dar papildomi filtruojantis kondensatoriai 25 voltams rediguoti 3300 mikrofaradų. Čia bus Nippon Chemicon. Ir ten toliau irgi matosi Elna Serafine, viskas, kas skirta praktiškai audio aplikacijom. Ten matosi tranzistoriai, yra pritvirtinti prie papildomo radiatorius. Radiatorius tvirtinasi prie jau pačio korpuso skydo, į kurį sumontuotos yra įleistos abi 2 plokštės, jos fiksuojasi po to keliais varžtais iš vienos ir iš kitos pusės. Kaip atkreipė dėmesį, čia taip pat yra naudojamos labai plonytės tokios spausdintosios plokštės, tai gamintojas irgi panaudoja būtent ir čia. Matosi dar vienas radiatorius, kitai porai tranzistorių irgi čia yra. Ir toliau pas mus yra fono korektorius ir čia mes matom tą pačią situaciją, tai yra geros kokybės komponentai naudojami, taip pat matosi, kad yra naudojami plėveliniai kondensatoriai su vario folija. Daugybė tranzistorių, tuomet tarpe, matau, irgi čia yra Nippon Chemicon filtruojantis maitinimo srovę kondensatoriai, tai čia mes matome, kad jau iš karto didesnė įtampa yra paduodama, nes čia pas mus yra 25 voltam reitinguoti, sekanti pora yra 63 voltams, tai faktas, kad į fono korektorius gauna gerokai aukštesnės įtampos maitinimą. Dėl to pas mus ir buvo taip, kad iš transformatorių satrinės apvijos išeina 3, galima sakyti taip, maitinimo laidų grupės plius minus. Yra atliekamas filtravimas ir srovės lyginimas, ten matosi apačioje esantis atskiri diodai. Ne vienas diodinis tiltelis, o panašu, kad ten pas mus yra tiesiog naudojami greiti diodai su mažesniais nuostoliais ir panašiai. Tai kiekviena sekcija turi po savo atskirą, taip sakykime, srovės lygintuvą ir tuo pačiu metu srovės filtravimą. Tai, sakykime,
išėjimo stiprintuvai. Pas mus dirba viena pora maitinimo filtruojančių kondensatorių, plius minus įtampai ir rinkinukas diodinė tiltelė. Viskas pakankamai primityvu ir paprasta, ir kitai stiprintuvo sekcijai ta pati istorija ir trečiam irgi ta pati situacija. Tik pas mus čia matosi yra mažesnė įtampa, nes maždaug 16 voltų yra paduodama į jų įėjimo dalį. Tai pas mus čia yra low level amplifieris, arba taip vadinamas įėjimo, ten pas mus yra stiprinamas silpnos srovės ir toliau jau pereina į sekančias pakopas. Tai vat, taip irgi viskas atrodo fainiai, matosi žiručių kondensatoriai, Nippon Chemicon, taip pat kondensatoriai, panašu, kad ten pas mus yra irgi Helmas yra fine. Kondensatoriai, elektrolitiniai, operaciniai stiprintuvai, tranzistoriai. Tačiau viskas tvarkingai, fainai padaryta, apsaugota ir labai dailiai atrodo visą tai. Tai ką, liko tik tai uždengti, grąžinti atgal jau dekoratyvinės dangtelius, taip pat čia skydą irgi grąžinsiu ir po truputėlį galima surinkinėti. Prieš grąžinant stiprintuvą jo medinį kabinetą, užmeskime akį ir pasižiūrėkime, kaip jis atrodo iš galo, kokia yra jo komponuotė. Pradėsiu nuo to, kad pas mus čia yra toksai gan didelis master groundas, taip vadinamas terminalas, kur gali žeminti visą stiprintuvo šasi, korpusą. Ir toliau apačioje pas mus yra du įėjimai patefonams su atskirais žeminimo terminalais, kad nereikėtų kabinti vienas ant kito. Labai fainai yra padarytas. Toliau yra aukšto lygio signalo įėjimai, tai yra būtent linijiniai įėjimai, tai yra tuneris, line 1 ir line 2 įėjimai. Toliau yra tape 1 ir tape 2 play record grupės. Standartinis pakankamai vaizdas yra. Pats aparatas matosi ir atkeliavęs iš Japonijos, nes buvo numatytas jo 100 voltų maitinimas. Matosi yra neišgraviruotas serijinis numeris, visi japoniški užrašai ir panašiai. Pats stiprintuvas iš tinklo pasiima 75 vatus galios. Toliau pas mus yra išėjimai. Ir išėjimų mes turime 3 grupės. Tai viena pora iš išėjimų yra balansiniai. Galima pasijungti balansinius laidus ir yra 2 poros išėjimų nebalansinių. Tai viršuje yra pačia po vieną porą. Tai labai yra fainas sprendimas, jeigu tarkime yra naudojami keli stiprintuvai biampingui, tai galima iš nebalansinių išėjimų pasiimti, sakykime, 2 kairiojo kanalo išėjimus ir pajungti 2 atskirus stiprintuvus, kur po to vienas iš jų signalas bus stiprinamas aukštiems dažniams, kitas žemiems ir panašiai. Nu, toks yra sprendimas. Na, arba subwooferį galima pasijungti papildomai. Tai toks yra fainas sprendimas. Toliau labai smagu, kad gamintojas savo produkcijai palieka opciją keisti maitinimo įtampas nuo 100 voltų iki 240 voltų. Tai pagal schemą čia galima susidėlioti, tai tiesiog reikia šią dalį atsukti ir jau sustumdyti jungiklius taip, kad būtų taip sujungta kaip schema, kuri jau nurodo, kokio maitinimo įtampai po to gali būti naudojamas šis stiprintuvas. Na ir matosi, kad vėlgi yra skirtingi reitingavimai tiem patiems saugikliams. Jeigu yra naudojama 100-117 voltų, tai 2 amperų reikia saugiklį. Jeigu yra aukštesnė įtampa, tada reikia perpus mažiau naudoti patį saugiklį. Taip matosi, kad yra slow blow naudojame. Ir taip pat matosi, kad yra viršuje naudojamos kelios jungtis jau pasijungti kitai technikai. Tai iki 400 vatų taip vadinamas switchet variantas ir ant switchet variantas 200 vatų gali būti pajungtas ant vieno ir to paties maitinimo kartu su pradiniu stiprintuvu. Na, tai štai taip jis atrodo iš galo. Kągi, grąžinsiu dabar aš medinį kabinetą, bandysim jį pasijungti, pasižiūrėti, ką jisai dabar rodo mums po serviso darbų, ar visos problemas, kurios buvo prieš tai fiksuojamos, yra pašalintos. Ir jeigu viskas ok, tada jungsiu jį prie savo sistemos ir norėsiu pasiklausyti. Kaip matote, Coface C280 servisas yra baigtas, jisai grįžo į medinį kabinetą. Esu pajungęs dabar jį prie matavimo įrangos tam, kad pasižiūrėti, kokia yra situacija su defektais, kurie anksčiau buvo fiksuojami, ir pradėsiu nuo ateniatorius. Tai šiuo metu jis yra išjungtas ir aš paduosiu dabar
padidinsiu garsą ir pas mus matysis kompiuterį taip pat išeinantis nešantisis signalas. Matosi, kad jokių harmonikų iš principo ten nesimato. Dabar sumažinsiu aš 20 dB ir pasižiūrėsim, kokia yra situacija su išėjime su kanalais. Matosi, kad abudu turi vienodą atsaką, jokių problemų nėra. Sumažinsiu dabar iki 30 dB, minus 30 dB, ten, kur pas mus jau buvo problema, kur vienas kanalas tiesiog nebesireguliuodavo ir būdavo problema visiškai. Tai va, matosi, kad abudu dabar yra tvarkoj, jokių problemų nėra, matosi, kad rankinėlė praktiškai atsukta iki galo. Gali va, visiškai iki galo atsukti. Maksimum minus 30 dB jautrumo didinimas, tai yra jautrumo mažinimas. Grįžtant minus 20 ir off. Na ir, oi, čia jau per daug. Ir galima iš viso išjungti, matosi absoliutus mutas. Yra, tai va, su šito dalim viskas yra ok. Toliau pas mus buvo problema su balanso reguliatoriais, tai vieno kanalo ir kito. Tai biškai atsuksiu daugiau garso duosiu, kad matytųsi. Na ir bandau reguliuoti. Jokio traiškesio nėra, viskas tvarkingai gražiai reguliuojasi. Lygiai ta pati situacija yra ir su dešiniu kanalu. Viskas čiotkai. Toliau buvo defektas susijęs su mygtukais, tai pas mus matosi, kad nesuveikdavo tinkamai nuspaudus vieną arba kitą. Dabar jokių problemų nėra, visi mygtukai veikia greitai. Nu, viskas čiotkai. Mygtukai tvarkoj, balansas gerai, attenuatorius viskas irgi yra tvarkoj. Tuomet pasižiūrėsim dar, kokia yra situacija su fono korektorius darbu. Tai pas mane dabar yra, paduosiu aš signalą. Čia 5 mV paduosiu, pasižiūrėsim, kokia yra situacija su fono korektorium. Tiesa, dabar esu jį pajungęs į antrąjį įėjimą, berods į antrąjį įėjimą esu pajungęs. Tai pasižiūrėsime tikrai. Taip. Jo, panašu, kad pas mane ten yra į antrąjį įėjimą susijungtas. Taip, ir didinam garsą. Nėra atsako, pažiūrėkime tada gal čia. Kaip keista, kodėl nėra. Ką aš padariau čia, ką aš nuspaudžiau ne tą. Aš netyčia išjungiau stiprintuvą. Ok, nu čia toks jau yra apgaulinga dalis, čia turbūt ne vienas yra pagavęs save, kad išjungdavo stiprintuvą norėdamas atidaryti dangtį, nes nu toks va taip pat sumatotas mygtukas. Ok, gerai, tada žiūrim, kokia yra situacija pas mūsų fono korektoriam. Į antrąją įėjimą paduodama garsą, viskas yra tvarkoj, jokių problemų nėra. Abu kanalai veikiantis yra, labai smarkiai nestiprinsiu garso, nes yra problema su žeminimu. Tai dabar jungsiu aš į pirmą įėjimą. Dabar galima bus pasižiūrėti, kaip pas mus pirmas kanalas veikia, fono korektorius, jokių problemų, viskas čiotkai yra. Abu kanalai veikiantis. Ir kaip ir viskas, tvarkoj. Va dabar galima išjungti. Nu ką, einu jungti prie sistemos ir pasiklausyti, kaip jis skamba. We all got to die.
For some people, got to suffer before they die. There's about a man. He's going to be crucified. Some people die of cancer. Some people die of AIDS. But this man's going to be crucified. Woke up his mom.